kaip visgi pradėti, kad ir atrodo žmogus uždirba, bet jis nesugeba sukaupti. Ir problema yra tame, kad yra dažniausiai sakoma, juodai dienai reikia kažkokio tai rezervo. Pradiniam įnašui reikia rezervo. Visur, kur mes kažką tai norėtume ar pasimti paskolą, ar prarastume darbą, ar atsitiktų kažkokia nelaimė, reikia kažkokių tai santaupų, na nes kitaip bus blogai. Kaip pradėti nuo nulio kaupti santaupas, jeigu atrodo, kad neturi iš ko? Na, tai yra 4 žingsniai, tokie ganėtinai paprasti. Tai pirmas žingsnis yra uždaryti visus vartojimo kreditus, jeigu tokie yra apskritai, ir pamiršti adresą, iš kur jūs jį gavote. Vartojimo kreditai, kas čia tiksliau? Vartojimo tai yra, reiškia, paskolos, kurios pirkti daiktam, kurių jums turbūt nereikėjo, tam, kad daryti įspūdį žmonėm, kurie jums nerūpi. Tai, Puikiai pasakyta. tai sakykime, ten visokie, na, Naujausi iPhone'ai. iki metų, sakykime, kreditai, kurie kainuoja ten 16, 14, 18%, sakykime, Oho. metinių. Nes jeigu tokius turi, nėra jokios prasmės taupyti, nes reiškia, kad jeigu taupysi ir uždirbsi 10%, mokėsi palūkanas 18%, nu, tai Vis tiek nuostolis. visiškas nuostolis, save suvalgysi. Antras dalykas, tikrai kreditinės kortelės persižiūrėti. Jos yra geras dalykas šiaip, bet limitus reikėtų numušti iki minimumo, nes irgi žinau žmonių, kurie, pavyzdžiui, traktuoja tai kaip, na, čia mano pinigai į priekį ir nors ir turi pinigų, bet laiko ištuštintą kreditinę kortelę, kur vėl ten moka 15-16%. Tai tikslas yra, kad žmogus neturi pinigų, naudoja tą kreditą Taip, ir po to, pavyzdžiui, moka. 30 dienų praeina, neapmoka ir nuo tos sumos jau eina Metiniai. delspinigiai, Taip. palūkanos. Palūkanos. Tai ir plus tokie dalykai labai žaidžia galimybę pasiskolinti, nes jeigu eisite į banką kredito, tai kreditinės kortelės limitas, netgi jeigu jis neišnaudotas, jisai bus, pavyzdžiui, jeigu jums duoda 10 000 eurų limitą, tai jisai bus dalinamas iš 12, reiškia, maždaug ten, kiek čia gaunasi mintinai, 800 kažkas tai eurų per mėnesį, ir tie 800 eurų bus minusuojami iš jūsų pajamų, ir tik tai po to bus skaičiuojamos jau galimybės grąžinti Geras. paskolą. Tai va, turint tokį kreditinę kortelę, gali prisižaisti ir turėti reikalų, net paskolos negauti pagaliau. Gerai, šito tai tikrai Tai nežinau. va, tai vienas dalykas, šitus užsidarom. Antras dalykas, kai šitą padarom, tada turime sukaupti bent 3, geriausiai 6 mėnesių išlaidų rezervą. Tai kai kur sakoma pajamų, čia vėlgi priklausomai, kiek pajamos su išlaidom dera, bet išlaidos yra tas 3-6 mėnesiai turėtų būti einamoji sąskaitoje arba netgi grinais pinigais, priklausomai kaip yra tie pinigai, kad jie būtų arti kailio. Tai čia antras dalykas. Trečias dalykas, turiu interesų konfliktą, nes dirbu draudimo bendrovėje, tai bet trečias momentas yra vis tik tai turėti gyvybės draudimą. Tai čia yra klasika dėl labai paprastų priežasčių. Jeigu turime įsipareigojimus bankui, nekilnojamo turto paskolą, tada mes ir esame tas, kuris ją moka, yra ant pečių nešasi, turėtume vis tik tai turėti draudimą, kad jeigu nutikus nelaimiai, likusi šeima neturėtų problemų ir galėtų spręsti savo problemas kitas, bet ne kur gyventi ar kaip gyventi. O tai turiu omeny, pavyzdžiui, jeigu aš dabar neturiu vaikų, neturiu žmonos, bet turiu didelę paskolą, Tai tarkim, tada jokio nekilnojamo turto. skirtumo. Bet mano paskolos persiduos, pavyzdžiui, mano tėčiui, kuris yra pensininkas. Vienareikšmiškai tai. Ir tas draudimas padės man tuo, kad paskolą padengs draudimas, ar visgi ta skola būto perės kažkaip, tai kaip tas draudimas suveiks? Ir paskutinis, ketvirtas žingsnis, tai yra, kaip geriausiai, kai gauni patį pirmą atlyginimo eurą, tai 10% atsidėti taupimui ir investuoti ten, kur supranti. Tai jeigu nesupranti, tai turi investuoti į save, tam, kad suprasti, ir tada toliau investuoti Žinios. ten, kur supranti. Mhm. Tai čia viskas tinka. Ir nekilnojamas turtas, ir akcijos, obligacijos, fondai, verslai, kažkokie tai pas draugą galima įdėti į verslą kokį nors, jeigu tai yra įmanoma. Viskas tai, ką supranti. Ir jokių būdų nepirkti to, ko rekomenduoja kas nors, ir tu nesupranti, kaip tai veikia. Draudimas suveiks taip, kad nutikus nelaimiai išmokama naudos gavėjui pinigai, kuris yra nurodytas. Beje, ką reikia pabrėžti, išmokami be teismo jokio sprendimo, o tiesiog iš karto. Mhm. Ir tuos pinigus žmogus gali disponuoti. Tai jis gali dengti tą paskolą iš karto, pavyzdžiui, gesinti ir uždengti.
arba tiesiog mokėti dalimis ir turėti okei. dar kažkokių tai santaupų. Žodžiu, gauna tuos pinigus, Jo, kuriais esu apsidraudęs ir taip. jisai jau galvoja, ką su jais daryti. Nes čia paprastai bankai ir prašo arba netgi skatina, sakykime, sudaryti gyvybės draudimo sutartį ten 20-30% turto perdrausti, bet reikia turėti mintyje, kad tokie 20-30% perdraudimai yra tik tai bankui pačiam. Tai jisai pats jaučiasi saugesniu, jeigu jums kas nors nutiks, tai bus buferis, jūs galima lengviau parduoti nekilnojamą turtą, kainos svyravimo galimybės ir taip toliau. Jeigu norime tikrą apsaugą, turėtų būti 100% sumos paskolos draudimas tam žmogui, kuris ją moka ir arba neša pagrindinę pinigų dalį. Jeigu dviese, pavyzdžiui, šeimoje moka paskolą per pusę, tai galima per pusę apsidrausti vienam ir kitam, kad supratau. savo riziką suvaldyti. Okay. Tai vienas draudimas ir antras draudimas, kuris yra reikalingas, tai yra kritinės ligos, nes lietuvaičiai turi tikrai nelabai gerą statistiką. Iki 65 metų praktiškai kas penktas žmogus sulaukia vienos iš 3 diagnozių. Tai yra infarktas, insultas arba onkologinė liga. Tai 20-25% priklausom, ten svyruoja tie skaičiai, bet kiek teko žiūrėti statistikos, tai maždaug kas penktas žmogus tokią diagnozę sulaukia iki 65 metų. Ką tai reiškia? Atrodo baisu, bet yra vėl geroji dalis, kad iš tų sulaukusių diagnozę apie 70% atsistato. Tam, kad atsistatyti, reikia paprastai apie metų laiko. Reabilitacija, gydymai ir panašus dalykai ir natūralu, kad dažnai dirbti žmogus jau nebegali tokioje situacijoje. Čia būtent tam. Tai tam suvaldyti šitą riziką, ta rizika turėtų irgi būti drausta maždaug apie metai laiko išlaidų. Nes tuos metus kažkaip turėsi pragyventi, jeigu negalėsi dirbti. Nes šituo atveju būtent ir žmonės būna, sakote, bet gydymasgi nemokamas mūsų valstybė. Jo, bet gyventi vis tiek reikia. Bet gyventi iš kažko reikia, taip, jeigu ypač neturi santaupų. Jo, tai čia trečias žingsnis. Žodžiu, jokių telegram signalų, jokių ten dar kažkokių kripto piniginių su 50% metinių palūkanų ir panašiai. Taip. Tai va tada ir prasideda, tas 10% jisai turi būti visada. Jeigu neturi jokių santaupų ir nežinai kaip daryti, tai turi pereiti tos 4 žingsnius, susitvarkyti savo ūkį, kaip sakant, iššluoti visas dulkes, visus vartojimo kreditus iššluoti, kuriuos kartais žmonės mėgsta pasiimti ir tada pradėti investuoti po truputį. O klausyk, Mariau, kiek mes Lietuvoje turime žmonių, nežinau, ar yra tokia statistika, kurie realiai sąžiningai nuo pat jaunystės atsideda tuos, kad ir 10, gal ir daugiau procentų, bet va tas 10%, mes turime kažkokį tai statistinį duomenį, kiek tokių žmonių mes turime Lietuvoje? Tokios statistikos tikrai nėra. Bet gal iš patirties, iš to, kiek pats dirbi šitoje srityje? Iš kitos pusės galima papjaustyti, sakykime, kaip žmonės investuoja. Tai jeigu pensijinius antros pakopos fondus laikysime, tai beveik visi investuoja. Nes 2-3 procentus. Jo, 2-3 procentus, tos 3 procentus tiksliau deda. 3, taip. Nes tai yra virš milijono sąskaitų, tai iš aktyvių žmonių maždaug tiek ir mes ir turim kažkur tai. Bet tai sunku laikyti investavimu, nes tai yra vis tik tai pensijinis visiškai produktas. Dabar, jeigu laikysime nekilnojamą turtą investiciją, tai mes super investuotojai esam, nes išsiskiriam tuo, kad turbūt kokia, dabar bijau suklyst, bet virš 70% žmonių turi savo nuosavą nekilnojamą turtą namų ūkių. Tai jie, reiškia, bent taip irgi investuoja ir dažnai tas, sakykime, jeigu tai būsto paskola ir įmoka, jinai viršyje netgi tos 10%. Tik tai vėlgi problema, ar traktuosime investiciją būstą, kuriame mes gyvename, nes vis tiek kažkur mes turėsime gyventi. Tai ir plus tenais visą laiką esame linkę išleisti daugiau pinigų, negu reikėtų. Gerinti ir panašus dalykai. Tai labai geras pavyzdys yra, sakykime, nusipirkime 2 butus, vieną šalia kito, visiškai identiškus, vieną nuomoti, o kitą kitam gyventi. Ir nuėję ten pamatysime drastiškų skirtumų. Tai yra, vienur bus unikali užsakyta virtuvė, kitur IKEA bus pats geriausias pasirinkimas. Taip. Vienur bus brangios užuolaidos, kitur užuolaidų net nebus, nes užstoja vaizdą nuomininkui žiūrėti per langą ir panašiai. Tai čia kitas dalykas. Tai čia vėlgi investuotojai. Dabar tie, kas investuoja, pavyzdžiui, per periodinius tokius investavimus, kaip gyvybės draudimas, yra apie 500 000 sutarčių Lietuvoje. Tai jau čia penktadalis, taip galima sakyti. Čia jau yra tų žmonių.
Dabar, kas investuoja į trečią pakopą, tokių sąskaitų turbūt yra dabar kokie 70 000 kažkur Bet čia turėtų. gali būti, kad ir dubliuojasi tie patys Jo, žmonės. čia gali būti, kad labai netgi tikėtina, kad Mhm. dubliuojasi. Tų, kurie investuoja ir bent per metus laiko atlieka nors vieną veiksmą jau su akcijom, obligacijom, ten fondais, yra kažkur apie, sakykime, iki 50 000 žmonių. Oho, tik tiek. Tik tiek. Eik tu Nes sau. čia vat buvo visai nesenai buvo kalbėta apie investicinę sąskaitą ir ten buvo vertinama, kiek žmonių tai galėtų pasinaudoti, tai būtent buvo berods Lietuvos banko duomenys buvo 50 50 000 tik tai. Aš tikrai negalvojau, kad taip mažai. Jo, Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.